Kaip jautiesi darbe? Tele2 verslui pristato tinklalaidžių seriją apie emocinę gerovę ir emocinį atsparumą versle. Šioje laidoje girdėsite pokalbį apie darbo ir poilsio balansą. Laimės tyrinėtojas Almantas Dulkys kalbina psichoterapeutą Dainių Jakučionį. Sveiki, mėly klausytojai, prie mikrofono Almantas Dulkys, kaip visada šnekam apie emocinę gerovę. Kitoje laido pusėje Dainius Jakučionis, gydytojas psichoterapeutas. Sveikas, Dainiu. Labas. Ir šiandieną šnekėsim tokia, man atrodo, labai svarbia, ypatingai šitoj tokioj naujų metų datoj tema, tai yra apie balansą, ypač šnekant apie profesinę veiklą, apie daugiau tokias verslus darančių žmonės ir natūraliai, man žinai, Dainiu, pirmas klausimas iš viso, ar egzistuoja tas darbo poilsio balansas? Jis egzistuoja, bet tik tai, kad kaina yra jo gal ganėtinai didelė ir vėlgi klausimas, ar visiems žmonėms jisai taip jau toks lengvai pasiekiamas, nes turbūt tiem verslininkam, ant kurių stovi jų verslas, tai darbo poilsio balansas galimai neegzistuoja, nes jie kaip ir darbą ir poilsį mato viską viename, tai tiesiog dirba. Tai čia labai gal ir priklauso ir nuo statuso, ir nuo išsilavinimo, ir nuo vietos, kur jie yra, tuo pačiu. Čia kiekvienas žmogus, žinai, gali pasižiūrėti į save ir pamatyti, ar jisai gali turėti tą balansą ar ne, nes tam tikrose situacijose tas balansas tiesiog neįmanomas. Ten, pavyzdžiui, nežinau, atsiradus mažamečiams vaikams ir bandant, žinai, dar vystyti verslą, manau, kad balanso ten nebus ir nereikia pergyventi dėl to, kad jo nėra, tiesiog reikia paieškoti būdų, kaip bent kažkiek tai pailsėti kartu nuo karto. Man atrodo labai svarbu, kad tu sakai, kad, žinai, neplakti savęs, tai mes dar prieisim prie to dalyko, kad kartais mes galvom visada ir visom sąlygom reikia ieškoti to balanso, nes esam pasiskaitę kokią vieną kitą populiariosios psichologijos knygą ir po to žiūrim, kad tai, kas čia mums visi sako ir kala į galvas, kad privaloma ieškoti to balanso, kaip tu ir paminėjai, turbūt yra situacijų, kai reikia suprasti, kad šitoj gyvenimo situacijoj, šitam gyvenimo etape to balanso nėra ir taip turi būti, taip yra okei, neteisingai aš tave suprantu. Jo, tai nėra nei okei, nei ne okei, tiesiog taip yra, nes čia vėlgi nėra vertinimo labai stipraus, tiesiog man reikia išbūti šį laikotarpį kaip geriausia, kaip galiu. Tai jeigu aš dar save kaltinsiu dėl to, kad neturiu balanso, nes jo neturiu, tai tada dar bus sunkiau gyventi. Taip, daugmaž turi šašai dar įkrapštai, ne, kad... Aha. Dabar žiūrėk, Dainiau, dar norėjau pasiklausti tavęs, kokie apsitai tokie, sakysim, gerai, mes galim to balanso neturėti kažkurį laiką, kada jau yra kažkokie tai požymiai, kada aš visgi turėčiau rimtai labai susimastyti, kad gal jau verta paieškoti visgi to darbo poilsio balanso kažkokio. Tai tikriausiai, kad vėlgi tai yra perdegimo, pervargimo požymiai. Tai, kai žmogus jau nebegali dirbti, tai jau turbūt yra jau paskutinė instancija, kai jisai jau šitoje situacijoje jau turėtų nepasiekti jos, nes tai iš jos išlipama ganėtinai sunkiai. Bet tas pats pervargimas dar neina perdegimą, bet pervargimas yra vėlgi, kai žmogus atsibunda iš ryto, jisai jaučiasi nepailsėjęs ir tai tęsiasi jau ilgą laiką. Mes tą ilgą laiką vadinam kokias porą, trejetą savaičių, jeigu taip yra, tai vadinasi jau yra pervargimas ir mums reikia daryti kažkokias tai išvadas ir tada ilsėtis. Ir tas poilsis jis turėtų būti iš tikrųjų poilsis toks, kai žmogus pailsi nuo to, ne tai, kad jisai apsimeta, kad ilsisi, o vis tiek jisai tuo metu dirba. Tai čia labai yra, ta tokia turi būti toks tvirtas apsisprendimas, kad man yra svarbu mano psichinė sveikata ir ateities verslas. Ir aš dabar ten leisiu savo savaitę, 2-3 tiesiog, ilsėtis, susitvarkęs ten turbūt kažkokius tai dalykus, kad perduoti ten tam tikrus, darbas kitiems žmonėms. Ir tada galiu. Čia yra tik tai tiem žmonėms, kurie savo gali tai leisti. Tiek žmonės, kurie savo negali tai leisti, jie susirga po to ir tada jau nieks jų neklausia, ar jie gali ar negali savo tai leisti. Jie tiesiog serga. Ir viskas, ir gali kartais ilgai sirgti, nes jų kūnas yra nuvargęs, pavargęs, persitempęs, imunitetas nukritęs ir jie tiesiog paprasčiausiai suserga. Arba kartais patiria kokią nors traumą ir
tada Tu čia atsiranda dainiau toksai- kalbi apie somatinės ligas labiau ar apie psichikos sutrikimus kažkokius? Ja, daugiau paprastom lygom, tai žinai, ne psichiniam lygom. Psichiniam lygom vėl dar pervargimo nėra taip, kad žmogus taip labai stipriai susirgtų. Jam turi būti vėlgi dirba kažkokia pasėta tam. Tai reiškia, kad žmogus turi riziką kažkokią turėti tam. Taip. Jeigu jis neturi rizikos, tai kai kurie žmonės tiesiog per savo kūną pajaučia. Tai nėra visai psichosomatika, tai daugiau tiesiog, kad dėl imuniteto nusilpimo atsitinka taip, arba dėl dėmesio sutrikimo, pavyzdžiui, ten kažkokios traumos įvyksta, nes žmogus yra jau ant tiek pavargęs, kad net nesutelkia dėmesio į tam tikrus dalykus. Jeigu dar jisai sportuoja ir ten netyčia padaro kažkokią klaidą, gali traumą patirti ir tai vėlgi atsitiks kažkas tai blogai, arba tam, nežinau, važiuos dviračiu ir nepamatys kažko, tai persivers per dviratį, susilaužys ranką, nu ir tada jau vienaip ar kitaip turės ilsėtis. Tai čia tokie gal jau anekdotiniai atvejai yra, bet vis dėlto viskas ten susiję yra. Tiesiog, kad vėl žmogus nesirūpina savimi, tai jo smegenys kažkuriuo metu padeda kažkaip tai parodyti, kad vis dėlto reikia rūpintis, ir jeigu toliau žmogus niekaip nepriima sprendimo, kad reikia savim pasirūpinti, tai tada jau kūnas priima sprendimus pasirūpinti. Vietoj tavęs, ar ne, vietoj tavo sąmoningo pasirinkimo, kad reikia ilsėtis, kūnas priima pasirinkimą, kad dėja, tu nesirūpini, tai aš jau dabar įjungiu kažkokį avarinį režimą ir aš jau bandysiu kažkokiu būdu atgauti jėgas, ar ne, kurias jau buvo iššvaistytos. Taip, čia taip metaforiškai kalbant, visa tai bus susiję dažniausiai su imuninė sistema ar dėmesio, ir tai nėra taip, kad ten stebuklingai staiga kūnas nusprendžia kažką tai daryti, bet čia toksai, kaip tas sakom, tas figure of speech labiau toksai momentas, bet taip, jisai taip atsitinka, nes, ką darysi, reikia kažkaip tai pailsėti jau. Ir man atrodo, žinai, verta čia paminėti klausytojams, kad dažniausiai toks kyla klausimas kartais, kaip čia dabar buvo, kad, kol dirbau, kol turėjau kažkokius projektus ar sudėtingą kažkokį tai etapą, tai viskas buvo gerai, čia jaučiausi sveikas, gal net šiek tiek energingas, ir štai baigėsi projektas, baigėsi tas darbymetis ir pradėjo visos lygos lipti viena po kitos. Tai man atrodo, ir iš biologijos mes turim turbūt suprasti, kad mobilizuojasi kūnas pagal tai, kad mums dabar yra svarbus etapas, tam tikrą laiką ta mobilizacija veikia ir po to jau supranti, kad resurso nebėra. Ir dažnai būna baigėsi projektas, o lygos tik prasideda pačios. Tai man atrodo, esi pastebėjęs tokį, sakykim, koreliaciją, kad dažnai ir ypatingai, kas susiję netgi su psichikos kažkokiais sutrikimais, tai ypatingai, kai žmogus ten dėmesį sukaupęs į kažką tai labai nirtingai dirba, viskas tvarkoj, ir tada įjungia tą neutralią pavarą ir tada prasideda ten kažkokie nerimai, kažkokie tai, nežinau, pasvarstymai bereikalingi, ruminavimai. Esi iš savo klientų girdėjęs tokių pavyzdžių? Jo, čia šiaip yra šitas visai gana toksai standartiškas, nes ta mobilizacija, jinai yra, reali. Smegenys supranta, kas yra svarbu žmogui, nes žmogus pastoviai kartoja savo, kad jam tai yra svarbu, ir jisai tada mobilizuojasi. Ir pavyzdžiui, šis laikotarpis, tas toksai po naujų metų laikotarpis, jisai kai kuriems žmonėms yra tas toks laikotarpis, kai jie ar ten susirga, ar jie staiga patampa tokie apatiški aplinkai, nes iki naujų metų, iki švenčių jie labai stipriai dirba. Tas toksai, paskutinis metų, nežinau, čia tas laikotarpis, žmonės vis bando ten ar ten pardavimuose, kas dirba, tai ten juodasis penktadienis ir ten juodasis mėnuo visas gaunasi, tai jie tada visi dirba, persitempia. Ir šiaip kas irgi turbūt pastebėjęs yra, kad daug labai dirba. Ir tada staiga ateina nauji metai, atrodo, kai jau pailsėjau, čia ir šventės buvo, ir tai nieko nenori daryti. Ir tas yra tokia apatija, nes kūnas atrodo, kad jis jau lygiai turėtų ilsėtis, jau kaip ir pasilsėjo, bet dar ne iki galo pasilsėjo. Tai yra tiesiog dar jam reikia laiko atsigauti, nes mes šiaip dažnai turbūt savo resursus pervertinam ir galvojam, kad turim daugiau resursų, negu kad iš tikrųjų turim. Čia labai geras pastebėjimas, kad iš tikrųjų ir kartais labai sunku pamatuoti, nėra kaip telefono baterijų, kažkur nėra ekraniuko pas mus, kad rodytų, kad dar liko 13%. Jau gal jau tu ten į minusą nurašėjai, kaip sakant, to į minusą, tai turbūt, kad jau reikės išsiilsėti ir susigrąžinti daug aktyviau tuos procentus. Dažnai, kada noriu atliepti keletą dalykų, labai teisingai, man atrodo, pasakyti dėl to kalėdinio laikotarpio, ir kartais atrodo, kad toks džiaugsmingas laikas, viskas yra tvarkoj, bet iš tikrųjų
tai tų emocijų pirmas dalykas turbūt būna daug labai visokių ir nebūtinai mes kiekvienas labai gerai su namiškiai sutarėm, kur esam kartais priversti, ne, susės prie vieno stalo, bet iš kitos pusės, iš profesinės grinai, tai va tai, ką tu pasakei, pardavimuose, man irgi teko dirbti viename dideliam tinkle, tai realiai per kalėdinį tą laikotarpį, per tuos ten, sakysim, kokius 2-3 mėnesius tu užsidirbi, ta organizacija uždirba trečdalį viso metų pelno, tai ten būna tikrai didžiulė koncentracija į rezultatą ir iš tikrųjų to pervargimo būna pakankamai nemažai. Dar ką tu labai prieš tai labai tokius, žinai, svarbius argumentus, man atrodo, susakei, mes visą laiką ieškom to konkrečios informacijos, ar ne? Tai aš žinau iš savo patirties irgi tu pasakei, kad tas, žinai, 2-3 savaitės, ar ne, toksai laikas, kada mes jaučiamės kažkokie nuvargę. Tai pataisyk, jeigu klystu, bet man atrodo netgi ir psichiatras, ar ne? Psichiatras tai yra žmogus, kuris išrašinėja jau psichiką veikiančius vaistus, neskirs jokio gydymo, jeigu nepraėjo daugmaž 2-3 savaitės su tais simptomais, su kuriais tu atėjai. Nes jeigu tu čia 3 dienas jautiesi, nerimastingas ir depresyvus, tai tau niekas neskirs kažkokių tai vaistų. Turi būti 2-3 savaitės, kada būtų aiški indikacija, kad taip, jau tai gali būti liga. Aš teisingai atsimenu turbūt, ar ne? Jo, tai čia minimum, kaip minimum yra tas ir tas toksai, nes 2 savaitės tai kaip minimum yra su tos pačios būsenos būti, ten tos pačios nuotaikos kažkokios, tai aišku, nemiga, jeigu atsiranda labai stipri nemiga, kai kuriems žmonėms, tai ten jau tos 2 savaitės jau yra labai daug. Jie jau greičiau kreipiasi, nes tiesiog negali miegoti, negali simiegoti ir tai padaro tada didelį labai tokį, minusą ir nuovargį jau dienos metu. Tai kartais su nemiga gali būti trumpes laikotarpis, bet su kitom psichikos lygom, kurios tokios situacinės yra, atsirandančios po kažkokių tai didesnių krūvių, krizių, tai jos tikrai skaičiuojamos nuo 2 savaičių. Ir kitas labai svarbus dalykas, ką taip pat iš tavęs išgirdau, tokį pasakymą, kad turbūt suvokti, kad tai jau yra nebe kažkoks atskiras simptomas, bet labiau liga, tai yra psichiatras arba bet koks psichikos sveikatos specialistas paklaus, ar dar gali atlikti tinkamai savo darbą, ar ne? Nes čia yra toksai turbūt gera indikacija suvokti, ar tai jau yra daugmaž klinikinė būklė, ar tu dar toksai šiek tiek pakibęs tarp tokios klinikos ir tarp tokio kažkokio pervargimo, kokio lengvo perdegimo. Nes jeigu tavo atsakymas yra nebesugebu atlikti savo darbinių funkcijų, tada aiškiai yra, kad tave reikia gydyti, nes, kaip bebūtų, mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur darbas yra vienas svarbesnių dalykų apsitai čia ir iš ekonomikos pusės žiūrint, kad ir kaip baisiai beskambėtų, kad atrodo žmogus jau seniai prastai jaučiasi, bet jeigu jis dar sugeba dirbti, dėja niekas tau turbūt tos ligos kažkokios, tai bent jau klinikinės diagnozės labai neskirs. Tai man atrodo irgi labai svarbu įvardinti, kad taip pat ir aš, kai turėjau tikrai rimtų problemų, man buvo nuolatos klausima, ar gali dirbti. Ir kai jau pasakiau, kad ne, jau nebegaliu, tada, gerai, jau tada kitoks požiūris, ir tada supratom, kad viskas reikia tave gydyti. Dainiau, dar noriu pasiklausti iš tavo konsultacinės praktikos. Mes kalbėjom šiek tiek, užsiminėm apie tuos poilsius, ne, kad reikia pabandyti pailsėti, paieškoti to balanso. Ir čia yra labai daug stovyklų. Vieni sako, kad tas poilsis tau turi būti labai skirtingas nuo tavo apsitai bendros veiklos, kaip tu veikiai iki šiol. Tai reiškia, kad jeigu tu dirbi sėdimą darbą, kažkokį sėslų ofisinį, tai tavo poilsis privalo būti, nežinau, ekstremalų sportai, keliauk, slidinėk ir taip toliau. Kita stovykla sako, kad tu tiesiog pats turi pajaust, kas tau geriausia ir bandyti tuo. Tik tais man šita stovykla visą laiką kelia klausimą, kad ar tu, būdamas labai pervargęs, gali tikrai objektyviai įvertinti, kiek tos baterijos likę ir kas būtų geriausia tavo psichikos sveikatai. Ar tu turi kažkokių tai galbūt pavyzdžių, kad žmonėm yra suveikę ir kas bendraja prasme, vadovėlinė prasme veikia, kai tu ilsiesi? Tai mes žiūrime, vieni tyrimai yra daromi su atostogom ir ten klausima, kaip žmonės kiek pailsi, tai ten turi savo apsibrėžimus, kad turi ir atsiriboti nuo darbo toje situacijoje visai,
tada turi būti kažkokio mistiškumo tam tikro, tai reiškia, kad kažką aš tai naujo mokausi, ne, tai nereiškia, kad tiesioginė to žodžio prasme mokausi, bet tai gali būti kažkokie nauji įspūdžiai, ten, nežinau, slidinėjimas yra, pavyzdžiui, irgi kiekvieną kartą kaip ir mokymasis, nes užlipė ant slidžio ir ten ant lentos ir vėl reikia iš naujo pajusti savo tą balansą ir tada kas kartą gali ten sunkesniem trasom, tai jau yra visoks kažkoks tai mokymas, meistriškumo ugdymas, ar ten kažkas ten važiuoja į kalbos kursus, ar ten maisto kursus, maisto gaminimą, nesvarbu, čia tiesiog kur. Čia labai įdomus kampas, kad tarsi ir ilsėtis atrodytų, kad nieko neveikti, ar ne, bet tu pasakai, kad netgi vis tiek smegenis tu turi šiek tiek užimti, kad šiek tiek jos gautų tos tokios lengvos veiklos ir kad tu kažką visgi naujo patirtum, išmoktum. Čia yra atostoginių atvejų tokių, bet ten niekas nenuneigia ir to tokio ramaus poilsio, nes jo irgi reikia, jis tiesiog turi būti subalansuotas, nes jeigu žmogus sako, tai va dabar aš tiesiog atsigulsiu pliaže ir gulėsiu ten visą savaitę, tai gerai, jeigu jis gali knygą skaityti, tai jis tada viskas tvarko, bet jeigu jis nėra mėgėjęs knygų skaityti ir jis neturi ten, nežinau, meditacijos praktikų, tai jam tiesiog gulėti ir žiūrėti ten to žmonės, kažkada pasidarys kančia didžiulė ir jis kaip tik labiau dėl to pavargs ir pergyvens, negu kad pailsės. Tai va čia šitoje perspektyvoje, o jeigu taip žiūrėti žmogaus poilsį kaip tokį balanso atradimą, tai iš tikrųjų yra sakoma, kad jeigu yra žmogus sėslus ir jo darbas yra sėslus, tai taip keisti į tokią fizinę veiklą, bet nebūtina ten labai jau ten kažkokio ekstremalaus, bet tiesiog, kad fizinė veikla jinai būtų. Tai kartais užtenka tiesiog pasivaikščioti, tai ir tai bus kasdieninis poilsis, žmogus ten po darbo arba vakare jisai gali išeiti pasivaikščioti ir tai jau bus jam poilsis, nes jisai judės toje situacijoje. Tai ten daug šiaip gerų aspektų yra iš to pačio judėjimo. Gali būti ir kažkokia kita fizinė veikla, sporto klubas, kažkokie tai ten kitis fiziniai hobiai. Gali būti ir tiesiog paprasti hobiai, kurie žmonėms gali sukelti tą patį mistiškumo jausmą, nes jie tada džiaugsmus. Jie kažkas eina, pavyzdžiui, ten lipdyti puodų, ne kažkokių ten lėkščių. Jiem teikia džiaugsmą tas pats procesas, bet jie jaučiasi, kad ir kažką padarė, savo rankomis kažkokią tai dalyką įvykdė, nes kai tik tai spaudo tuos klavišus, tai atrodo, kad viskas vyksta nerealiai. Kažką jis daro. Tokio negaliu neapčiuopiama. Nes atrodo, kad ką čia aš veikiu, tai tiesiog kažkas vyksta debesyje, bet yra rezultatas, man sako, kad yra rezultatas, bet aš negaliu to apčiuopti. Tai va tas kažkoks tai rankų darbas, jisai visai padeda žmonėms atsiriboti ir nuo tos pačios veiklos, nes jie pasineria, tai yra kartais gal net ir gali pajusti tą flow būseną, net nedarbėjo kažkokiam hobyje, tai, o jau vien už tai, kad žmogus įeina į tą srautą arba flow tą būseną, jau jam iš karto yra geriau, nes jisai tada didesnį pasimėgavimą to jaučiasi. Tai bet kuri veikla poilsiui, tame gali padėti, bet mes čia kalbam apie tos, kai mes ieškom dar balanso. Tai reiškia, kai mes dar neiškritę visai iš tos tokios, jau veiklos savo. Kai mes iškritam iš savo veiklos, ten labai jau reikia tada žiūrėti asmeniškai ir individualiai, nes matyti ir suprasti, kas kam tinka, ne taip gali būti ir paprasta, nes taip negali paprastai pasakyti, tai dabar jeigu dirbai ten programuotojai, tai dabar tau reikia tiesiog eiti vaikščioti po mišką. Bet žmogus, kaip ir viskas gerai, bet jeigu jisai neturi ten jėgų ir jisai ten neturi motivacijos, tai jisai kentės galbūt dėl to, kad jam reikia prisiversti, jis neprisiverčia išeiti, tai tiesiog nuo kažko kito pradedama. Tai ten jau yra daugiau toksai gydomasis periodas, kai žmogus bando grįžti į darbo rinką po tų visų tokių pervargimų, perdegimų. Tai po perdegimo, aišku, yra sudėtinga grįžti, po pervargimo yra lengviau, nes tam reikia tiesiog pailsėti, o perdegimo jau reikia ten tada žiūrėti, kaip čia kas vyksta, kokie yra mūsų įsitikinimai apie gyvenimą, apie darbą, koks tas yra elgesys, asmenybės bruožai, nes kai kada vėlgi sugrįžus į darbą, nieks nepasikeičia, gyvenimo būdas tas pats lieka. Žmogus sako, aš pailsėjau, dabar vėl aš čia dirbsiu ir po kažkiek laiko vėl įsisuka į tą patį ratą. Tai va, čia irgi yra labai svarbu pasiekti, kad kokios priežastys mane pastumėjo į tą perdegimą, nes be abejo, jeigu tai yra tik tai darbo didelis krūvis, tai be abejo, jeigu tai tik tai vienintelis momentas, kuris pastumėjo, kas yra praktiškai labai dažnas dalykas,
Tai tada, taip, susimažinus darbo krūvį, dirbant mažesnį darbo krūvį, žmogus ir nebeperdegs. Bet jeigu jis turi ten asmeninių tokių bruožų, kaip ten darboholizmas, perfekcionizmas, kažkoks tai nepasitikėjimas savimi, tai va ten tada jisai nesvarbu, kur jis dirbs, vis tiek bandys daugiau padaryti, įrodyti kažkam, tai kaip čia kas su juo yra gerai. Ir jis vėl perdegs, nors to krūvio ir nebuvo tokio didelio, bet tiesiog jisai pasidarot savo tą krūvį. Grįžtat gal į tas pačias vėžes, ne? Taip, nes jis nieko nepakeitė, jis tiesiog atrodo, kad aš pakeičiau darbą, arba ten pailsėjau, vėl grįžau į tą patį darbą. Ir nieks nepasikeičia, nes žmogus nepamatė, kodėl jam taip iš vis pirmoje vietoje atsitiko. Tai labai svarbus ir tas aspektas suprasti ir suvokti, kodėl man taip atsitiko. Tiksliau sakant, pasižiūrėti ne į tokį pasiekmių kažkokį išrankimą, bet į tą priežastinį, ne, tokią priežastinę ašį, kodėl iš viso įvyko tai, kas įvyko, ne, jeigu kalbam apie perdegimą. Perdegimas apskritai čia turbūt visai kita tema, aš dar truputėlį nuo savęs klausytams pridursiu, teko išbandyti tikrai visokių tų poilsio arba kaip čia reabilitacinių, psichinių reabilitacinių būdų, tai pavyzdžiui viskas, kas susijęs su mikromotorika, pasak neuromokslininkų, yra labai naudinga mūsų psichikai. Tai mikromotorika yra, kai mes veikiam kažką su savo pirštais, kažkokius smulkius dalykus, tai pavyzdžiui, ta pati tapyba ir aš atsimenu ta pati dailės terapija, man buvo pakankamai sudėtinga ją eiti, nes aš visada galvojau, kad esmė yra rezultatas, kokį tu ten gausi tą piešinį. Ir po ten geros savaitės tos terapijos man įkalė į galvą, kad visai nesvarbu, ką tu pieši, svarbiausia yra pats procesas ir kaip tu ir pasakei, eiti į tą tokį tiekmės flow būseną, kai tu tiesiog mėgaujasi to procesu, kai tu ten dažai tą teptuką į dažus, žiūri, kaip tie potėpiai veikia drobę ir kas ten apskritai gali būti rezultate, bet visai tą rezultatą nesiorientuoti. Lygiai taip pat dabar tarp vyriškos giminės atstovų yra labai išpopuliarėję ir vis dar populiarėjantis, žinot, lipinti visokius modeliukus, kur ypatingai smulkios detalės, kur tu gauni, nežinau, 10 000 detalių, kur nieko panašaus nei į laivą, nei į kažkokį lėktuvą, nei automobilį, bet tau reikia sutverti, lipinant ten tos mažus kruopščius dalykėlius, ten kaitinant klijus ir taip toliau. Tai irgi turbūt, man atrodo, kartais labai gerai visa komercija atliepia kažkokius tai procesus vykstančius mūsų galvose, nes ne veltui atsiranda šitie hobiai. Jie irgi tam tikrą prasme atliepia mūsų tą vidinį nuovargį ir kuomet jeigu žmogus atranda, kad jo, faina visai palipinti tą lėktuvą, nors tą lėktuvą kai kurie ten lipina pusę metų, bet vėlgi esmė yra turbūt pats procesas, tai čia tas turbūt kaip ilsėtis, tai taip ir yra, kad matyt galima kliautis kažkokiais tai mokslininkų pasvarstymais, kad galbūt vienas ar kitas, bet turbūt svarbiausia, man atrodo, aš bent jau norėčiau tokią žinutę perduoti, yra bandyti. Nes jeigu tu nebandai, jeigu tu esi toj kančioj kažkokioj vidiniai su savo ruminavimais, nerimais ir tu nori užsidaryti ir ten, nežinau, kūkčioti kamputėje, tikrai iš to nieko gero nebus. Tai vad, kaip Dainius sakė, galima pabandyti išeit pasivaikščioti, jau tikimybė, kad pasivaikščius galva bus gerokai šviesesnė, o po to su ta šviesesnė galva pabandyti objektyviai pagalvoti, o kas dar man gali patikti, tiesiog bandyti, nes kito kelio nėra, be bandymų niekaip tu nežinosi, kas tau patinka, ypatingai kaip turim tokį pasirinkimą šiandien dienai visokių hobių ir laisvalaikio praleidimo būsenų. Ir čia, žinai, Dainiau, prieinam prie tos tokios gana sudėtingos potėmės šitos, dar turim, matau, keletą minučių pakalbėti apie tą kaltę. Apie tą kaltę, kad bandau aš tą balansą ir turbūt jeigu dar nekaltinčiau savęs, ar ne, kad jeigu kartais nepavyksta man to balansą išlaikyti, ypatingai turint verslą, kur iš viso labai sudėtinga, aš pats turiu porą projektų, tokių galima pavadinti verslais ir irgi būna, kad aš tiesiog sunkiai užmiegu atsigulęs į lovą, nes galvoju, kaip ten tą projektą geriau padaryti, visokios mintys ten į galvą lenda ir po to pastebi, kad jau 2 valanda nakties, neina užmigti ir dar ant viršaus užsimeti kaltę, o tai kodėl aš dabar čia nesilsiu, taigi aš rytoj nebūsiu toksai darbingas. Kaip su ta kalte tvarkytis? Nes čia tikrai toksai dar meta procesas įsijungia į galvą, kur dar nusprendi save skriausti.
Nu, visų pirma, tai turbūt suvokti, kad tai ateina iš tokio vidinio kritiko, tokios kaip subjektyvios, tokios, nežinau, instancijos, kurią mes išmokom iš aplinkos ir internalizavom į vidų, tam, kad lygtais palaikytumėm savo vidinę tvarką, nors tas vidinis kritikas, jisai kartais yra per stiprus, kaip ir jis turėtų padėti susiorganizuoti ir gyvenime tokį turėti kažkokią tvarką, bet kažkodėl tai dauguma žmonių, jie turi per stiprų tą vidinį kritiką ir tada iš to vidinio kritiko atsiranda ta visa ir kaltė, kad aš esu kaltas dėl to, kad darau kažkaip kitaip, tada ir lyginimas su kitais žmonėmis atsiranda, nes kodėl kiti gali, aš negaliu. Tai pirmas, šiaip tai yra bandymas savo atleisti, atjautos toksai momentas einantis per tą tokį atleidimą savo ir suvokimą, kad na taip, man šiandien yra sunku, aš šiandien kažką padariau per daug, šiandien kažką padariau per mažai, bet toks yra gyvenimas, kiti žmonės irgi taip jaučiasi, aš nesu vienas su tuo jausmu ar toje situacijoje ir aš tiesiog galiu savo priminti, kad viskas bus gerai šitoje situacijoje, kada nors tai arba rytoj, arba kada vėliau, bet atleisti už tai, kad ką aš šiandien padariau arba ko nepadariau, yra turbūt pirmas žingsnis ir jis yra toksai kaip ir paprastas atleidimas. Tiesiog aš sakau, kad aš atleidžiu savo, gali būti netgi tokiais žodžiais sakyti, kad aš atleidžiu savo, jog kažko tai šiandien nuveikiau, viskas yra tvarkoje su to, aš esu žmogus ir galės irgi priminti savo, kad aš esu žmogus, tai reiškia, kad aš turiu sunkumų, turiu silpnybių, turiu ribotumų. Ir dėl to aš negaliu visko padaryti ir dar kartais priminti, kad kai kada aš įsikeliu tiesiog per aukštus tikslus ir nepamatuoju savo resursų, bet čia yra tokia blaivesnė galva mąstoma. Tada, kai aš jau kaltinu, tai tada labiau reikia priminti savo, kad viskas yra ok su manim ir man nebūtina savęs kankinti už tai. Nors ir mano vidinis kritikas labai nori tą daryti. Va čia tokia lygtis atskirti tas tokias dvi dalis viduje, kur yra dalis, kuri gali atleisti ir būti atjaučianti ir ta dalis, kuri kritikuoja, tai kad nesuplakti jų į vieną, nes ir atleidžiant savo, staiga gali kilti minčių, tai kad tu toks silpnas, kad tu čia iš vis dabar zyzi, čia atleidimas, tarsi, tai čia nieko tu čia nepadarėjai, iš vis, kad tu čia turėtum ką atleisti savo ir iš vis baigtų čia... Nebūk ištižėlis, būk stipresnis. Taip, tai čia ta riba tarp to, kur aš jau savo labai stipriai nuolaidžiauju, o kur aš vis dėlto turiu savo tikrai atleisti už tai, ką aš, nežinau, ten savo sakau, kartais būna jinai tokia slidi ir tai yra kartais asmeniškai žiūrint, svarbu išsiaiškinti, bet jeigu taip statistiškai žiūrint, vis tiek labiau svarbu yra pastebėti, kada aš save kritikuoju ir kaltinu ir tada pereiti tą tokį geriausio draugo režimą. Tokį labiau, kad būti savo geriausio draugo. O, čia labai geras pratimas, tikrai. Ir taip, ir tada, tai mes žinom, kaip mes elgiamės patys su geriausiu draugu, tai mes galėtume savo irgi būti geriausi draugai. Ir tai yra labai sąmoningas ir šiaip daug pastangų reikalaujantis pratimas, kuris iš pirmo karto būna net ir nesigauna ir iš antro nesigauna. Reikia jį praktikuoti, kai yra ramu, kai yra paprasta ir tada, kai yra sunku, tiesiog visą laiką priminti savo, kad aš galiu būti savo geriausiu draugu. Ir geriausias draugas nėra tas, kuris nuolaidžiauja, bet tas, kuris palaiko. Tai ta dalis yra tokia, kad jinai palaiko ir tada objektyviai palaiko daug mažo. Aišku, tas objektyvumas pas žmogų, jisai vėlgi niekada nebuvo 100%, nes kiekvienas mes turim savo situaciją ir savo kontekstą. Dėl to išbūtame kartais būna sunku labai, nes atrodo, bet tai jeigu aš čia savo atleisiu, tai tada aš čia būsiu myžnius, čia silpnas, dar kažką, bet šiuolaikinė psichologija vis dėlto sako, kad kritika nėra ilgalaikė strategija. Jinai iš tikrųjų, veikia, viskas tvarkoja ir daug labai žmonių išaugo ant kritikos ir toliau save kritikuoja, tik tai, kad visi jie moka šiaip didelę kainą. Jie sako, jo, bet aš pasiekiau, čia verslo nebūtų, jeigu aš nebūčiau savęs stūmęs ten, varęs, kritikavęs, tai čia aš nebūčiau pasiekęs. Gerai, viskas, aš sutinku, taip sutinku. Tai čia kokia kaina? Kokią kainą reikia sumokėti ir ten faktas, kad finansinė kaina galbūt ir atperka visą tą, bet dar čia yra klausimas, ar tikrai tas finansinis pasitenkinimas atperka visą tą emocinį nepasitenkinimą savimi.
Jo toksai tarsi iš savęs tiek daug, žinai, išmelžiai, kad nelabai kažko ir liko ir pinigų, kaip čia, pardavėjai tuos savo emocinius ir psichologinius resursus už brangiai, ar ne, duok dievę, kad už brangiai, bet pabaigoje dienos tu žiūrėk, kad tu turi pilną sąskaitą pinigų, bet kažkaip tos laimės, kad labai nėra, kažkoks toksai visas susijautrinės, kažkoksai tai vėlgi pradedi turbūt lyginti su kitais, ar ne, dažniausiai, kad va, o kiti dar daugiau pasiekė, tai aš čia gal iš tikrųjų galvojau, kad gerai pavariau, bet iš tikrųjų nelabai gerai pavariau, tai turbūt tas sąmoningas ir vėlgi man labai patiko tas tavo pasakymas į save žiūrėti kaip į bičiulį, kaip į gerą draugą ir pagalvoti, o ką draugas į mano šitas mintis atsakytų, ar ne, jeigu aš jam taip pat verbalizuočiau, ar ne, aiškiai susakyčiau, kad va, na štai jaučiuosi, kad tikrai gal neblogai uždirbo, ar gal neblogai pavariau, bet kažkaip blogai jaučiuosi, tai turbūt irgi pagalvoti, o ką mano va, tas geriausias draugas man galėtų pasakyti. Ir čia turbūt mes irgi iki negalėjimo galėtume diskutuoti dar ir kita tema, kad kartais aš bent jau ką girdžiu iš žmonių, kad tai tas toksai bandymas savo būti atlaidesniu, kad jisai virsta į tą tokį jau dabar dažnai minimą snowflakes, ne, sindromą, kad visi dabar kažkiek ištižėliai. Jau tiek visi savo visko leidžia ir atleidžia ir kad jau čia nieko dabar nereikia daryti. Tai turbūt ir vėlgi čia tampa tokia dar viena subtema, kad o kaip sugebėti išlaikyti balansą savo atlaidume savo. Ne, nes čia irgi turbūt sąmoningumo turi būti, kad aš negaliu būti savo antiek jau geras ir toksai nuolankus ir atlaidus, kad nieko apsitai neveiksiu ir kažkokiu hedonizmu po to gyvenime pradės užsiminėti. Tai čia turbūt irgi yra atskira tema, kur tu turi suvokti, kad atlaidumas savo tai nėra, kad tu leisi savo absoliučiai viską ir dėl nieko ant savęs nepyksi. Turbūt čia tokia tam tikras pratimas turbūt yra tik tiesiog suvokti tuos, kaip čia, rėžius, ar ne, kad kritikos kažkokie rėžiai turi būti irgi iki tam tikro lygio ir lygiai taip pat tam tikri tokie reikalavimai rėžiai turi būti atlaidumo savo, kad aš negaliu būti 100% atlaidus savo, aš turiu ryte atsikelti ir eiti į darbą, aš negaliu savo sakyti, o Almantai, tu vargšytis čia norėtum dar pamiegoti 2 valandas. Ne, reikia keltis ir eiti į darbą. Tai čia toksai turbūt irgi, ar susiduriu su ta atvirkštinė situacija, kur žmonės sako, kad Dainiau, pagelbėk man, aš tapau savo per daug atlaidus. Nu ne, taip nėra. Tavrasme, nebūna taip. Iš tikrųjų, tie žmonės, vėlgi mes turime žiūrėti į kartas ir auklėjimą, tai vis tiek tai yra nuo auklėjimo pasiekmė. Tai nėra žmogus, kuris buvo savo kritiškas ir save kritikavo, jisai tikrai neperauks niekada į per daug savo atlaidų, nes jo kritikas jisai niekur nedings, tai jisai vis tiek yra. Tiesiog, kad jisai silpniau veikia, jisai netokią didelį įtaką daro. Tačiau nepatampa žmonės per daug savo atlaidus. Jeigu jie buvo visą laiką užaugo savo atlaidus, tai jie ir lieka savo atlaidus. Tie, kurie užaugo savo labai kritiški, jie sumažina savo kritiką. Lygiai taip pat kaip atlaidų žmonės, kurie užaugo, kur vadinkime, ne čia taip, tos snaigės, ne, kur, tai jie tiesiog gali irgi išmokti tos daugiau atsakomybės, prisimti už savo veiksmus. Ir atsakomės už savo gyvenimą ir tai irgi išmokstama, nes visko mes esame išmokę ir mes visą laiką galime išmokti, bet vat, su tais kritikavimais savęs dėja jie taip lengvai nepalieka ir jau ten peržengti į tą visiškai kategoriškai kitą pusę nėra taip lengva. Tavarsime, kad jeigu aš turėjau riziką peržengti, tai aš ir ją ir peržengsiu, bet jeigu aš niekada neturėjau tokios rizikos, tai ten jau nustums save per atjautą į tą tokį per didelį atlaidumą savo, yra šiaip nelengvas dalykas. Šiandien mes tik taip kalbam, nes mes stebim skirtingas žmonių grupės ir tada daromės tam tikras išvadas apie visus žmonės, bet tai dažniausiai būna tiesiog skirtingo auklėjimo, skirtingo amžiaus žmonės, kurie susiduria su vienais ar kitais tokiais dalykais, kur tas per didelis savo atlaidumas. Aš nesakyčiau, kad žmogus, kuris buvo savo kritiškas, taiga pataps savo per daug atlaidus. Deja, bet taip neatsitinka. Taip neveikia realybė, ne? Dainiau, pačiai pabaiga, tavo palinkėjimas, kaip pajausti, kada reikia jau to balanso ir kaip
kaip nenukrypti į tą kitą pusę. Jeigu susistabdytų tavęs gatvėje, sakytų, Dainiau sveikas, girdėjau, kad čia kažkaip visai protingai išneki, tai patarktų man, bičiulė, dabar, kaip man dabar čia su tuo balansu, kaip čia dabar man pajusti, kada jau prireikia ir, o gal visą laiką reikia bandyti balansuoti ant tokios, kritiko ir tokios lūžio ribos. Aš manau, kad vėlgi visų pirma, tai yra labai paprasti tie dalykai, kurie balansą palaiko ir mes neturim klausti savęs, kada jo reikia, kada nereikia, mes turim stengtis jį palaikyti tiek, kiek galime pagal savo resursus ir nusimesti tą tokią kaltę, kad jeigu mes negalime tuo metu palaikyti, bet turėti tokią kaip vertybę, kaip tokią kelrodę žvaigždę, link kur mes einam, tai yra krypti gal labiau. Ir aš tada tą kryptimį sakyčiau taip, kad yra fizinis aktyvumas, miegas, ir reguliari pilnavertė mytyba. Šitie 3 dalykai yra jau visų pirma, įgyveninus visą tai, daug labai dalykų išsisprendžia ir žmogus gali būti tame balanse. Po to atsiranda visi kiti tokie smulkus momentai. Tai mes labiau turėtume siekti, visą laiką gyvenime tą balansą palaikyti, kiek mes galime pagal savo resursus toje situacija, tame kontekste, kuriame mes tuo metu esame. Nes čia kiekvienam bus kontekstas skirtingas ir mes tada turim suvokti, ar aš tikrai tame kontekste turiu tiek resursų, kiek galiu norėti skirti. Kažkas gali sakyti, tai aš dabar nesportuoju, čia yra labai blogai, bet reikia atsižvelgti tai, kad galbūt yra, maži vaikai, galbūt kaip tik yra projekto kažkoks, tai ten paskutinis etapas ir aš čia galbūt savaitę arba 2 nesportuosiu, viskas yra tvarkoje, aš vėliau grįšiu. Tai tas toks atlaidumas savo šitose situacijose, kur neperspausti savęs dėl kažko, kad aš neturiu kažką, bet ir turėti tokią kryptį, link ko aš noriu judėti. Tai yra, kad aš vis karts nuo karto užsiimsiu kažkokią fizinę veiklą, aš saugosiu savo miegą ir aš tiesiog, pilnavertę mytybą turėsiu. Ir to dažniausiai daugumai žmonių užtenka, po to atsiranda tokie visi kiti niuansai, kurie jau kiekvienam individualūs. Puikiai. Ačiū labai tau, Dainiau. Mūsų klausytojams priminsiu, kad šiandieną kalbinau gydytoją psichoterapeutą Dainių Jakučionį, o kalbinau aš, Almantas Dulkys. Atsisveikinu su jumis, iki kitų kartų. Ačiū, kad klausėtės. Emociniu atsparumu rūpinasi Tele2 verslui.